2010 metais pradėta statyti 14 atominių elektrinių, 8 Kinijoje, po 2 Rusijoje, Indijoje ir Brazilijoje. Prognozuojama, kad 2015 metais pasaulyje kas mėnesį pradės veikti po vieną naują jėgainę. Ši energetikos sritis garantuoja aplinkos taršos mažinimą, ypač šiltnamio dujomis, bei stabilų elektros energijos tiekimą. Šeštasis mitas. Mums nereikia atominės jėgainės. Šiuo metu mes importuojame daugiau kaip 70% elektros energijos, kas normaliai valstybei yra praktiškai negalima. Tai yra nesaugu energetiškai, tai nesaugu ekonomiškai. Visas alternatyvas, kurias nagrinėjome, rodo, kad atominė energetika mums diversifikuojant generaciją elektrinę, ta, kuri būtina šalies gyvenimui, yra viena iš labiausiai ekonomiškai priimtinų energijos rūšių. Jis svarbi ir todėl, kad nuo 2016 metų Europos Sąjungoje įvedami papildomi taršos mokesčiai, o pastačius 1 gigavato atominę jėgainę, į atmosferą neišmetama 6 milijonai tonų anglies dioksido. Todėl ekologiškos energijos generacijos asortimentą galime papildyti branduolinę energiją. Elektrėnuose pastatytas naujasis 9 dujinis blokas, vystoma vėjo ir saulės energetika. Iš esmės, pagal dabartinius skaičiavimus, tame etape tarp 20–30 metų mums turėtų pakakti būtent 30% Visagino atominės elektrinės generuojamos elektros energijos. Juolab, kad tikrai alternatyvūs energijos šaltiniai plečiasi ir naujoje strategijoje mes taip pat esam numatę apie 500 megavatų vėjo elektros energijos ir saulės taip pat, ar fotovoltaikos padidinimo iki 40 megavatų, taip kad turėtų pakakt pradiniame etape. Bet aš manau, kad ir tas kiekis yra labai reikalingas, kad elektros generacija būtų stabili. Šiuo metu, atsižvelgiant į elektros poreikį Baltijos regione, pakanka 1 bloko. Tačiau ekonominiai skaičiavimai bei poveikio aplinkai studijos rodo, kad būtų galima pastatyti ir antrąjį Visagino atominės elektrinės bloką. Septintasis mitas. Atominė energetika teršia aplinką. Tradicinį iškastinį kurą, akmens anglis, naftos produktus, dujas, biokurą ir kitą naudojant energetiką yra kur kas labiau pavojinga. Pavyzdžiui, anglimi kūrenamos elektrinės teršia atmosferą kietosiomis dalelėmis, šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis. Pelenuose yra ilgamžių radioaktyvių medžiagų, sunkiųjų metalų. Veikiant 1000 megavatų galios branduoliniam reaktoriui susidaro mažiau nei 30 tonų radioaktyvių atliekų, dalį kurių po perdirbimo galima panaudoti dar kartą. Tokios pat galios anglimis kūrenama jėgainė per metus išmeta į atmosferą apie 400 000 tonų pelenų ir kelis milijonus tonų anglies dioksido. Atominė pramonė apskritai yra viena saugiausių. Pavyzdžiui, 1 teravatvalandį elektros energijos pagaminti atominėse jėgainėse tenka 400 mirties atvejo, o anglį deginančiose elektrinėse 161. Be to, branduolinė energetika yra vienintelė energetikos šaka, kur sutvarkomos gamybos procese susidarančios atliekos. Pavyzdžiui, 2010 metais pasaulyje anglių kasyklose per sprogimus naftos perdirbimo įmonėse Jungtinėse valstijose, Kinijoje, Pakistane ir kitur žuvo beveik 200 žmonių. Kai kurie išsilavinę žalieji, Žoržas Monbiot, Stevenas Tyndailas jau pripažino savo klaidas ir dabar remia branduolinės energetikos plėtrą. Knygoje The God Species jos autorius Markas Lynas akivaizdžiais pavyzdžiais įrodo, jog norėdami išvengti globalios ekologinės katastrofos, kurią sukels atmosferoje besikaupiantis ir vandenynuose tirpstantis anglies dioksidas, privalome sparčiai mažinti naftos ir anglies naudojimą. Branduolinė energetika, kartu vystant vėjo, saulės energetiką, yra esminis faktorius, galintis žmonijai padėti išvengti didelių nemalonumų.